lietuviam yra per maži darbo užmokesčiai. Mes negalim turėti kaip senais laikais ant medinių stulpų pakabintus laidus. Tie nuostoliai yra net 3,1 milijardo eurų. Tu dirbi daug, o pinigų nėra. Bėdos pas mus versluose pas visus yra vienodas. Aš manau, tai yra neteisingas sprendimas. Sveiki žiūrovai, atvykę jau į 10. jubiliejinę verslolaidę, kur aš, verslininkas Jurgis Adomavičius, su jumis dalinuosi mano nuomonę pačiom aktualiausiom naujienom, surandu kartais 3, o kartais ir daugiau, kur aš manau, kad labiausiai daro įtaką mūsų verslo aplinkai. Aš dalinuosi savo asmeninę patirtim ir savo verslo aktualijom ir labai džiaugiuosi, kai jūs parašot man į laidą savo klausimus ir aš pabandau čia per kelias tas likusias minutės į juos atsakyti. Kuo bus daugiau klausimų, tuo laiko skirsim daugiau, o kuo verslo aktualijos yra įdomesnės ir labiau įtakojančios mūsų visų gyvenimą, tuo skiriam laiko daugiau. Tai ką, važiuojam? Tai aš pradėsiu nuo labai paprastos ir tikriausiai visus mus ateityje paveiksiančios naujienos. Tai Lietuva įveda mums kvotas iš užsienio įdarbinamiem darbuotojam. Kitų metų planas yra turėti 40 000 užsieniečių kvotą. Kitaip sakant, jeigu dabar mūsų transporto sektoriui dirba virš 40 000 vien tik vairuotojų, tai kitiem metam tie, kurie jau pasibaigs jų leidimai gyventi Lietuvoje arba juos reikės atnaujinti, tai jų skaičius mažės. Bėda yra tame, kad Lietuvoje bedarbystė šiuo metu siekia mano skaičiavimais apie 7%. Tai kitaip sakant, sumažėjus darbuotojų iš užsienio įvežimui arba kitaip sakant, apribojus jų įvežimą, pradės trūkti darbo jėgos. Visi mes žinom, kad darbuotojai yra įdarbinami tik tai į tokias sritis, kur mes negalim surasti lietuvių, arba lietuviai nenori to darbo dirbti, arba lietuviam yra per maži darbo užmokesčiai. Kaip tuo tarpu užsieniečiam yra patraukli ta darbo vieta, jie gali dirbti. Kaip parodė, aišku, Boltas, jie tą darbą dirba savotiškai, atveža savo kultūrą, bet tą galima spręsti. Taip kaip sprendžia dabar, pavyzdžiui, kad Bolto nebegalės vairuoti be europietiškų vairuotojų pažymėjimų. Kitaip sakant, jie turės praeiti visus mūsų kvalifikacijos ir vairavimo egzaminus tam, kad jie dirbtų taip, kaip reikalauja mūsų Lietuvos ar ES reikalavimai. Tai ką aš manau? Aš manau, kad mes tiesiog pakelsim savo Lietuvoj kaštus, padidinsim darbo užmokesčio dalį gamyboj ir taip neteksim daug užsakymų kažką pagaminti ir išeksportuoti, bet tuo pačiu tikriausiai, kad apsisaugosim nuo menamų ir galimų rizikų. Ką aš manau? Aš manau, kad mums reikėtų pagaliau susirasti šalį, kuri būtų mums draugiška, kad neįvyktų tokia bėda kaip su arabais, tarkim, vakarų Europoje ar meksikiečiais Amerikoje. Tai mes galėtumėm, pavyzdžiui, įdarbinti be kvotos, tarkim, ukrainiečius, kurie bėga nuo karo, kuriem galbūt susprogdinti namai, galbūt šeimos net nebelikę, tai tikrai galėtumėme šį įdarbinti be kvotos. Manau, kad jiem tiktų mūsų darbo sąlygos, nes tikrai Ukraina labai didelė ir iš labai skirtingų regionų atvažiavę žmonės yra patenkinti tuo 1000-1200 darbo užmokesčių, jie net sugeba sutaupyti, kaip tuo metu mūsų Lietuvos darbuotojai nori kurti didesnę pridėtinę vertę ir dėl to jų darbo užmokestis automatiškai auga. Tai šita naujiena įtakos mūsų, kaip sakant, kaštus ir gamybą. Sekanti naujiena, prie kurios aš noriu galbūt ilgai neužtrukti, tai yra vis dėlto iš energetikos srities. Dauguma iš mūsų buvom be elektros. Tarkim, mūsų parkavimo aikštelė, į kurią atvažiuoja klientai, visą savaitę buvo be elektros. Mano uošviai neturėjo elektros 8 paras, o tėvai Lazdijų rajone, turintys sodybą ir tėtis ten pensininkauja, neturėjo 3 paras elektros. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų elektros provideris, monopolis įmonė tiesiog šiuo metu nenori už savo kaštus tvarkyti infrastruktūros, tą daro lėtai, nenori numatyti į priekį ir investuoti, nes pablogės jos finansiniai rodikliai ir tikriausiai stengiasi, kad žmonės iš bejėgiškumo pradėtų investuoti į tos infrastruktūros, kaip sakant, sutvarkymą iš savo lėšų. Aš manau, tai yra neteisingas sprendimas, manau, kad valstybė turėtų finansuoti, duoti kažkokias tai lengvatas ir tai gali būti, pavyzdžiui, ir padariniam šalinti,
arba generatoriam įsigyti, arba pačios linijos atvedimui galėtų būti kažkokios kompensacijos, jeigu pateiki kažkokį įrodymą. Nes tarkim, jeigu mūsų parkinge būtų įgyvendintas mano projektas, kurį aš jau daug metų rutulioju ir tik tai neužtenka jėgų, laiko ir motyvacijos, tai pavyzdžiui padaryti elektrinių vilkikų įkrovimo vietas. Taip, žinau, vilkikų šiuo metu dar Lietuvoje nėra ir Tesla dar ilgai neatvažiuos iki Lietuvos, tačiau yra šaldytuvai. Tai yra tos priekabos, kurios yra gambenami greitai gendantys produktai, kuriuos reikia nuolatos palaikyti tam tikram temperatūros režime ir mes galėtumėm juos prijungti prie elektros įvado, tada nereikėtų laikyti dizelinio generatoriaus ar bebastą, kaip dar mes liaudį sakom, tai būtų CO2 išmetamumas sumažinamas ir galbūt net šiek tiek kaina atpiginama, nes elektrą galima imti naktinių tarifų, galima galbūt iš atsinaujinančių elektros šaltinių pasirūpinti, bet infrastruktūra yra būtina. O įsivaizduokit, jeigu būtų atvažiavęs koks nors šaldytuvas su žuvim, mėsa ar kitų maisto produktų, būtų įjungta į tą mano įkrovimo rozetę ir tiesiog naktį būtų pradingus elektra ir jinai būtų atsiradus tik tai po savaitės. Tai reiškia, aš būčiau vietoj to, kad gavęs ten 8 eurus už parkavimą, aš būčiau turėjęs susimokėti 20, 30 ar 50 tūkstančių už krovinio sugadinimą. Ir jeigu tai, kai aš planavau turėti 8 įkrovimo stoteles, tai būčiau turėjęs susimokėti kart 8. Tai tas yra ir su gamyba. Įsivaizduokit, jeigu gamybinės įmonės pasiėmė užsakymus ir gamino kažkokiom tai linijom, tiltam, kitom, kur negalimas pertraukiamas darbas procesam produkcija ir ta produkcija tiesiog nebuvo laiku pagaminama dėl to, kad tiesiog Lietuvoje nebuvo elektros. Tai ES tą griežtai reglamentuoja. Mes negalim turėti kaip senais laikais ant medinių stulpų pakabintus laidus ir suprantu, kad šiuo metu ta įmonė, kuri yra suteiktos monopolinės teisės būti tuo infrastruktūrą, jie tiesiog taupo ir nenori į savų pinigų investuoti į tą infrastruktūrą. Tai arba valstybė turėtų susijimti ir griežtai kažką tai pasakyti ir nustatyti, arba žmonės. Kitas būdas yra, nenori ta įmonė, galbūt galėtų valstybė tiesiogiai nukreipti finansavimą įmonėm, kurios, kaip mes, pavyzdžiui, galėtų atsivesti tą įvadą už kažkokį valstybės kompensaciją ir gyvendinti, talkim, žaliąjį kursą. Tai yra pradėti krauti šaldytuvus, priekabas nuo elektros įvado. O vėliau galėtumėm tai padaryti su atsinaujinančiu elektros šaltiniais. Oras, vėjas, vanduo ar dar kažkas tokio. Ir paskutinė naujiena, kuri tikriausiai jau padarė įtaką mūsų ekonomikai, tai VŽ skelbia apie įmonės, kurios Lietuvoje 2023 metais deklaravo nuostolį. Tai yra įmonės, kurios trečius metus iš eilės jau deklaruoja nuostolį ir tokių įmonių yra net 37% iš 100, o jeigu sudėti visą sumą, tai yra 46 969 juridiniai vienetai deklaravo, kad jie patiria nuostolius. Ir tie nuostoliai yra net 3,1 milijardo eurų. Jeigu pasižiūrėkim, tai yra labai ženkli dalis mūsų bendro vidaus produkto. Reikia suprasti, kad įmonių generuojamas nuostolis, tai nereiškia, kad jos, kaip čia, iš kažko tai pavogė ar kažkam tai nesumokėjo. Ne, tos įmonės gali turėti iš akcininkų investicijas ir tiesiog jas deginti. Tai yra, kitaip sakant, jų pardavimai yra mažesni negu išlaidos sugeneruoti tuos pardavimus. Ir kaip matyti toj lenteliai, tai yra Ermitažas, Groward Group, TransferGo, Hostingeris ir kitos įmonės, kurios, kaip aš matau, kuria ne tik tai aukštą pridėtinę vertę kaip Hostingeris, bet ir atlieka mažmeninę statybinių medžiagų prekybą kaip Ermitažas. Ir aišku, kad tos įmonės reikėtų lysti į finansinės ataskaitas ir matyti, kad jos tikriausiai investavo į infrastruktūrą, į plėtrą, į kitus sprendimus. Aš, pavyzdžiui, dabar lentelę iš to nematau, bet kai nagrinėjausi prieš kurį laiką šitus duomenis, tai mačiau pigų.lt, kad viskas aišku. Jisai tiesiog investavo į infrastruktūrą, kad galėtų tapti ne tik tai
priekybinę aikštelę, tai tuo marketplace'u, bet ir tokiu molu, tai yra priimti daug daugiau įmonių į savo marketplace'ą, kurios galėtų ten vykdyti priekybą. Nu, tarkim, lietuviškas Amazon ar kažkas panašaus. Tai be abejo, kad tai reikalauja labai didelių investicijų, kurių žmonės dažniausiai vengia ir paaiškinsiu kodėl. Jeigu tu planuoji dirbti tik tai mažoj Lietuvos rinkoj, labai yra, kaip čia, pavojinga padaryti didelę klaidą, nes rinka yra maža, mes neturim tokio greito ir didelio atsipirkimo, kaip tarkim Lenkijos rinka, ar Vokietijos rinka, ar tos pačios Anglijos rinka. Ir dėl to čia tos investicijos į lietuvišką infrastruktūrą visą laiką gali būti nuostolingos vien tik tai dėl to, kad mes nesuspėjam, kaip sakant, surinkti to reikiamo klientų rato, nes atėjus vienam kokiam nors konkurentui, jisai labai greitai sugeba užimti didelę rinkos dalį dėl to, kad jisai juda tiesiog greitai, gal ne taip sunkiai, kaip judėjote jūs iki šiol. Tai nuostolius turėti yra negerai, bet mūsų valstybei tai iš dalies vis tiek yra pajamos sumokėti, tarkim, darbo užmokesčiai, nupirktos žaliavos, sumokėta nuoma ir panašiai. Tai vienintelis, ko nėra, tai nesumokėtas pelno mokestis valstybei. Ir tikriausiai, kad nesumokėti dividendai ir mokestis nuo pelno, nuo dividendų nesumokėtas pajamų mokestis, kitaip sakant, nesumokėtas valstybei. Tai kas šitą nuostolį tyria, tai visą laiką mokesčių inspekcija, tam ieško, kad nebūtų, reiškia, būtent mokesčių vengimas, kad nebūtų daroma kažkokie tai apėjimai, schemos ir taip toliau. Tikrai žinau, kad yra pasitaikę, kad yra atidaromos šalia įmonės, kurios yra pelningos, tačiau jos turi pakankamai mažą pelną, ten jos naudojamos, kaip čia, akcininko finansavimui ir akcininko veiklų finansavimui, o šitos įmonės pagrindinės yra generuojančios nuostolį ir dėl to nemoka mokesčių. Bet nuostolis tai dar nereiškia, kad nevykdomi įsipareigojimai, nesumokėti darbo užmokesčiai ar kiti dalykai. Ir pelnas tai nebūtinai reiškia, kad sumokėti visi laiku mokesčiai ar sumokėti darbo užmokesčiai laiku ar kiti dalykai. Pavyzdžiui, būna, kad tiesiog nesueina pinigų srautai. Tai yra, tu atlikai paslaugą, sudeginai energiją, laiką, resursus, bet tau už tą paslaugą sumokės už 30 dienų ir dar pavėluos 60 dienų, kaip yra įprasta mūsų rinkoje. Taip yra iš tikrųjų. Ir tada tie pinigų srautai yra neigiami ir tu tiesiog esi uždirbęs pelną, rodai gerus rezultatus valstybei, turi susimokėti mokesčius, bet pinigų iš tikrųjų pats kišeniai neturi, nes kur tavo pinigai? Pas tavo klientus kišeniai. Taip yra dažnas dalykas, tą patiria įmonės, aš tai vadinu krize, aš iš tos krizės po truputį lipu su savo įmonę ir iš tikrųjų tas yra labai sunkus periodas, nes atrodo viskas gerai, tu dirbi daug, tavo darbuotojai dirba daug, o pinigų nėra. Tai vat, tada reikia ieškoti arba skolintis arba investuotoją. Ir tą viską visi suprantam ir darom. Tai nedaug žodžiaujant, šokam prie mano top 3 verslo dalykų, kuriuos aš noriu su jumis pasidalinti, bet aš atidarysiu knygų mugę. Ir apsidžiaugiau, tiesiog iš komandiruotės grįžtu, tai šitos knygos buvo pas mane mašinoje, tai čia tiesiog užsinešiau tam, kad galėčiau pasidalinti. Žiūrėkit, yra tokia Alisos ir Igno knyga, kuri, man atrodo, yra parašyta labai labai naujoviškai kaip podcastas. Tai yra kalbama apie organizacijų ligas ir jų gydymą, bet tuo pačiu duodama insightų arba kodėl jie taip mano per savo patirtį. Tai man labai smagu skaityti, nes aš vakarais vengiu skaityti vadybos arba ten visokių kitų knygų, nes pavyzdys specialiai pasiėmiau ir kitą knygą, šitos nebuvo mašina, šitą iš namų pasiėmiau Nuo gero prie puikaus, kuri parašyta yra, berods prieš kokį 100 metų. Taip greit neieškosiu dabar, bet leidimas 2004, bet jinai tikrai, žmona man ją padovanojo, bet jinai tikrai labai sena knyga, netokia ir sena, 2001 metų. Nu gerai, prieš 23 metus parašyta knyga, tai čia aktualijos jau nebe tokios, nebe taip įdomu ją skaityti ir plus tai ne mūsų rinka, tai yra Amerika, tai tikrai visiems rekomenduoju, jeigu norit turėti gerą organizaciją, tai Alisos ir Ignos knyga, žiūrėkit, atidarysim naują rubriką knygų mugė. Tai mano 3. Apie knygą pasidalinau ir eikim prie numeris 1.
Tai jau dalinausi, bet vėl dalinuosi, kad savo muitinės tarpininko verslui aktyviai ieškau kandidato į krizės valdymo vadovus. Tai yra, aš save laikau lyderiu, bet tokiu idėjiniu lyderiu. Man patinka suburti susirinkimus, man patinka scena, man patinka dalintis idėjom, aš labai esu verslus, greitai matau galimybės, bet man labai patinka, kai juos padaro kiti žmonės. Toks yra executionas vadinasi. Ir kai ateina žmogus ir gali atlikti tuos projektus nuo tos idėjos iki įgyvendinimo be mano įsikišimo. Nes kai aš darau savo lyderystės valdymo būdu, tai reiškia, aš surinku, mes pasidalinam idėjom, mintim, pasidalinam kas ką darys ir paskui išsiskirstom ir visi lygtai kaip ir daro. Ir aš, pavyzdžiui, esu pats labai atsakingas, labai bijau ką nors pavesti, prieš ką nors negražiai pasirodyti, kažko tai nepadaryti, bet ne visi žmonės esą tokie ir kiti gal net apie tai net negalvoja, kad jie paveda ar kad jie nepadaro. Ir dėl to mano valdymo tipas gerais laikais jis yra labai tinkamas, nes čia yra įkvėpimas, daug energijos, daug emocijų gerų, bet kai ateina krizė, kada reikia daryti viską tiksliai ir kada yra terminai ne 2 savaitės, o 2 dienos, o kartais net 2 valandos, man reikia žmogaus iš šono. Labai džiaugiuosi, kad rinka pasikeitė ir aš, žinokit, tuos 48 kandidatus susigeneravau tiesiog parašydamas labai atvirą žinutę LinkedIn platformai. Aš parašęs tą žinutę, sulaukiau labai šiltų, gerų palaikymo žodžių plus CV. Tai va, 48 kandidatai, iš jų išsirinkau 3, jie apie tai nežino visi 3, sakau, kad turiu kitus kandidatus, nesakau kiek, bet darau taip, kaip turi būti. Tai yra, pirmą pradedu nuo susirašėm su Jana atsisėdę, kokias kompetencijas žmogus turi turėti, tada susirašėm, kokias savybės turėtų turėti ir tai labai palengvino atranką. Nežinokit, kiekvienas tas iš 48 žiauriai fainai. Atrodo, visus samdyčiau, tokie žmonės, tik tai dėk prie širdies, bet kai pradedi eiti per kompetencijas, tada pradedi eiti per savybės, žinokit, labai daug atsirušiuoja ir atkrenta, nes kiekvienam verslo etapui reikalingas kiekvienas. Tai mano žinutė šita, noriu pasakyti, kad rinkoje vadovų atsirado, matyt, tam tikra krizė, tam tikras persiorganizavimas vyksta, vadovų yra ir vadovai nori dirbti. Vidutinis dabar vadovo darbo užmokestis nuo 3,5 iki 5, tame tarpe negirdėjau didesnės sumos iš šitų 48 kandidatų. Čia mano versle, mano sektoriui. Gal jūsų IT sektoriui ten ir nuo 10 ir nuo 50 prasideda. Bet vadovų yra. Tiesiog juos reikia mokėti atsirinkti, nieks nežino, nes čia visur yra hipotezės mano iškeltos, nes gali būti aš suklysiu atsirinkdamas arba tikrindamas tas savybės arba tas kompetencijas, gali būti, kad tas žmogus mane šiek tiek prigaus tą sakydamas, arba gali būti, kad ne tų kompetencijų ir ne tų savybių reikia. Tai, žinokit, pažiūrėsim, pamatysim, bet aš pažadu vėl pasidalinti apie tai ir bus tikrai įdomu. Tai eikim prie antros naujienos, ką aš čia turiu užsirašęs, tai dėl verslo ypatumų pradėjau koncentruotis į Lenkijos padalinį. Tiesiog noriu pasidalinti su jumis apie fizinio kūno stebuklus, kuriuos jisai daro. Mano dabar fokusas yra Anglijos siena, Anglijos Europos siena. Pradėjus žiūrėti į statistinius duomenis, paaiškėjo, kad tik tai 118 Lietuvos vežėjų važiuoja tą kryptim. Mes jau nekartą esam aptarę. Dėl to, kad lietuviai turi daug įsidarbinę iš trečių šalių vairuotojų, jie vizų negauna, leidimų negauna, dėl to nevažiuoja. O Lenkai vis dar senuoju būdu, didelė dauguma vairuotojų vis dar turi Lenkų. Tai Lenkų važiuoja 1680 tokių rimtesnių įmonių, o jeigu ten žiūrėti po vieną, po vieną vairuotoją, po vieną fūrą, kur turi, tai jų iš viso gavosi 3000. Tai dėl to aš pradėjau koncentruotis į Lenkijos pardavimus, į Lenkijos judėjimą po rinką, į Lenkijoje Bunasto žinomumą ir kitus dalykus. Ir padariau vieną paprastą pakeitimą. Anksčiau 4 dienas per savaitę būdavau Lietuvoje ir 1 dieną nuo 9 ryto iki 9 vakaro būdavau Lenkijoje. Nuvažiuodavau 100 000 kilometrų per metus, tai dabar pakeičiu. Dabar būsiu 2 dienas Lenkijoje ir 3 dienas Lietuvoje. Ateityje planas visai apkeisti ir žinokit, noriu pasigirti. Mėnesį taip darau, turiu plus 15 000 eurų pardavimų. Nieko kito, tiesiog daugiau skiriu dėmesio ofisui, vaikštau po ofisą, girdžiu, kaip jie kalba, girdžiu, kaip jie juda, tiesiog visi procesai pradėjo greitėti. Žinokit, aš jeigu pasistengsiu, tai visus tuos 5 kartus didesnę rinką labai tikiu, kad susirinksiu. Ir trečias,
Mokymai, pardavimų paslaugų, pradėjom naują etapą, anksčiau daug dėmesio skiriam šaltiems skambučiams. Prisiminiau, ką norėjau čia pasakyti. Tai žiūrėkit, anksčiau labai tikrai daug dėmesio skiriam, kiek padarys, kokį kiekį šaltų skambučių. Tada žinodom, kad iš 100 maždaug 10 susitikimų, iš 10 susitikimų 5 sutartys, iš 5 sutarčių 2 dirba. Nu ir va taip tokią konversiją turėdami, tokį piltuvėlį ir taip dirbi. Tai tą darydami pamatėm, kad o ką daryti su tais, reiškia, 90, kur nieko neįvyko, kur net nesusiorganizavo susitikimo. Supratom, kad norim stiprinti mūsų darbuotojų kompetencijas. Paskyrėm žmogų atsakingą kol kas už vienos paslaugos, kaip čia, mokymų programos paruošimą, tai mokėsi apie eksporto deklaracijų pildymą, čia yra tokia lydinčioji paslauga mūsų pagrindinės paslaugos, vėliau mokysimės apie kitas dar paslaugas ir taip vis tas žmogus yra atsakingas apmokyti pardavėjus ir paskui po kelių savaičių duoti jiem egzaminą. Tai egzaminas čia yra labai svarbus. Jeigu jūs irgi pasirinksit tokią pardavimo metodiką arba stilių kaip mes, reiškia eiti per ekspertiškumą, 100 skambučių vis tiek privalo padaryti, bet jų kompetencijos padidinimas lėmė, kad dabar mes turime maždaug 15 susitikimų, nebe 10. Tai dar stiprinsim kitas paslaugas, gal žiūrėk, iš 100 turėsim 50 susitikimų, kurie konvertuosis į 20 sutarčių, 20 sutarčių, 10 pradės dirbti. Nu tai vat ta ekspertiškumas eigoj pamatysim, labai sunku paruošti medžiagą, labai sunku priversti žmonės klausyti, bet pasakymas, kad bus egzaminas ir geriausiai egzaminai sprendęs gaus prizą, labai padeda. Nežinau, man visi siūlė įvesti kažką tai neigiamo, tipo, kad bus kažkokia rykštė, bausmė, bet kol kas neįvedėm. Tai, žodžiu, mokomės, dirbdami mokomės ir aš su pardavimais tikriausiai esu tiek jau daug visko padaręs, kad aš tikiuosi, kad kai pasitvirtins ir kai mes išeisim vėl į tuos buvusius 1,2 tūkstančių pardavimus, aš pradėsiu rašyti knygą ir pradėsiu daryti autorinius mokymus pardavimų. Jokauju, nedarysiu, neturiu aš laiko tam ir tai ne mano tikslas. Ir reikim prie jūsų klausimų. Kas man yra smagu, kad jūs supratot šito žaidimo esmę. Tai yra book@proaktyvus.lt, jūs parašot man jums rūpimą su verslu arba su profesija susijusį klausimą, aš jį perskaitau, pasiruošiu ir ateinu į verslolaidę jums atsakyti. Tai labai skatinu, nes jūs padedat mano laidai augti. Rašykit book@proaktyvus.lt, jums rūpimus klausimus, mes laidoje juos išnagrinėsim ir pagirsim, o jeigu norit, net ir pareklamuosim jūsų veiklą. Tai pradėkim nuo to, kad man kolegė sako, kad aš turėčiau atsiprašyti, tai labai atsiprašau, ne jubiliejiniai, prieš tai buvusioje laidoj įsidėjau aš, ne kažkas kitas, aš įsidėjau jau prieš tai atsakytus klausimus. Tuoj paaiškinsiu. Aš čia, kai pradedu jums skaityti, laikau tempą, kad laida labai neįsitęstų ir plus laikau tam tikrą emociją. Ir dažnai dėl to ir skaitau, ką pasiruošiau, nes dažnai mintys bėga taip greitai, kad aš neįsimenu, ką atsakiau ir ką padariau. Dėl to kartais skaitant klausimą, man jis atrodo kaip iš naujo, pirmas dalykas, o antras dalykas, tai, žinokit, labai yra daug panašių klausimų. Ir iš tikrųjų aš beveik galėčiau visiems daryti forward tą pačią žinutę, nes iš tikrųjų bėdos pas mus versluose, pas visus yra vienodos. Ir jūs juokitės ar nesijuoksit, aš taip ir atėjau į šitą formatą. Nes kai prieš 10, gal 15 metų ieškojau informacijos internete, jos beveik nebuvo. Lietuvių kalba tai visai nebuvo. Ir kai aš pradėjau ją daryti, tai aš sakiau, truks pliš, bet atvirai dalinsiuosi viskuo ir visada. Ir aš suprantu, kad savo problematiką ar savo karštom tom naujienom besidalindamas labai atliepiu daugam. Taip, kad jūs nepykite dėl to, o kartojimas tai yra kaip ten ta motina visų žinių. Tai atsiprašiau, viskas kolegės tą išpildžiau, pasididinu klausimą ir važiuojam. Sveikas Jurgė. Pirmiausia, ačiū, kad skiri laiko ir suteiki galimybę gauti atsakymus į klausimus. Taip, book@proaktyvus.lt,
Rašykit, jūs man padedat kurti laidą. Trumpai apie save. Esu mažos transporto įmonės savininkas, vadybininkas. Vėl sakys, toks jau buvo. Aš irgi sakyčiau, buvo. Net karštis išpylė, bet ne. Turime kelis vilkikus. Dirbame PL, LT, LV, EE. Atsiprašau už sutrumpinimus, tai yra šalių abreviatūra. Kadangi tau transporto verslas yra artimas, norėčiau, kad man paaiškintum logiką, matematiką, perkant naujus ar beveik naujus vilkikus puspriekabės, kaip yra kovojama su nuvertėjimu. Imkime pavyzdį, kad šiuo metu naujas vilkikas kainuoja 100 000. Padirbus su juo metus, realiai jo kaina lieka 75-85 000. Kaip įmanoma kompensuoti tokį didelį turto nuvertėjimą? Niekaip to negaliu suprasti. Transporto paslaugų pelningumas nėra toks didelis, o ir naujas vilkikas nesuteikia tiek privalumų. Kuro, ekonomija, kelių mokesčiai ir taip toliau, kurie leistų prarasti tokias sumas. Bet visos sėkmingos įmonės perka naujus vilkikus, o ne dėvėtus. Kur čia yra ta paslaptis, kurios aš negaliu suprasti? Dėkui. Aš nutryniau šį kartą viską, kad jūs prie žmogaus neprisikabintumėt, bet gal reikėjo palikti, gal žmogus norėtų rasti čia klientų. Tai visada galite ateiti į komentarus ir po video, dabar aš stengiuosi irgi visą laiką išleidus naują video ateiti ir pabūti tenai kartu su jumis ir padiskutuoti. Tai taip, kad visą laiką galite parašyti, jeigu turite krovinių iš Lietuvos į Lenkiją, Latviją ar Estiją, žmogus jums sėkmingai padės išvežti. Tai mano dabar matymas su vilkikais. Aš, kai turėjau savo transporto įmonę, aš turėjau naujus vilkikus. Dėl ko? Visų pirma, kai aš eidavau pas įmonės į konkursus, jų būdavo tokie reikalavimai. Tai greičiausiai sėkmingos ir didelės įmonės eina pas kitas sėkmingas ir didelės įmonės į konkursus ir viena iš konkurso privalomų dedamųjų dalių tai yra automobilių amžius. Ką amžius lemia? Amžius lemia mažiau prastovų. Tai yra, nors dabar sklando gandai, kad ten nauji vilkikai yra niekam tikę ir taip toliau, bet patikėkit manim, servizai dirba tam, kad naujas vilkikas praktiškai nestovėtų. Tai reiškia, perka naujus vilkikus tam, kad laimėti gerus didelius konkursus, kurie galbūt ne tik tai pilnų automobilių pervežimai, bet galbūt ir daliniai, iš kurių yra didesnis pelningumas. Tai yra lydinčios paslaugos. Tada antras dalykas, ką aš žinau, kad kai didelis yra užpirkimas, tarkim, kai perkama nuo 50, o gal net ir nuo 20 vilkikų, yra taikomos žvėriškos nuolaidos iš gamintojų. Ir jeigu tu tiesiogiai gali net nusipirkti iš gamintojo, ką daro mūsų didžiosios transporto įmonės, tai dar didesnės nuolaidos, nes nebėra dilerių antkainių. Tai manau, kad jie perkdami didelius kiekius, perka tuos automobilius pigiau. Ir kitas dalykas, aš nemanau, kad reiktų skaičiuoti amortizavimą per vienus metus. Aš manau, kad tokį vilkiką reikėtų eksploatuoti kilometrais ir prižiūrėti, kiek jisai kilometrų nuvažiuos. Tai jeigu tu pradėtum ne metai skaičiuoti, o kilometrais ir jeigu tu rūpintumėsi, kad tas automobilis dirbtų beveik nesustodamas, man atrodo, kad tau jisai visai kitaip atsipirktų. Nežinau, kiek yra normalu į kitas rinkas pardavinėti padėvėtus vilkikus, ar tai 2 milijonai, ar tai milijonas, ar tai yra 500 000, nes šiek tiek šitų didelių gigantų, neminėsiu pavadinimų, nes už reklamą nesumokėjo, tai iš tikrųjų aš manau, kad jų ta rinka yra šiek tiek iškraipyta, nes jie, žinau, metus laiko palaiko automobilį ir jį parduoda tam, kad jie pirktų vėl naują, nes jų verslas šiek tiek kitoks, jų modelis kitas, jie gyvena iš apyvartos, ima vėl lizingus ir vėl tas automobilis važiuoja ir ten derina, ar tiekėjas turi gerą kainą, ar lizingas mažą procentą ir taip toliau, bet mum paprastiem žemiečiam, manau, kad reikėtų automobilį vertinti milijonais kilometrų, reikėtų stengtis įdarbinti kuo daugiau vairuotojų. Žinau, kad lietuviai yra pratę ten sėdėti tam vienam vilkikė, ten kaip namus įsirengia, bet jeigu nori uždirbti, tai manau, kad reikėtų tai padaryti, nes naujas vilkikas leidžia dirbti be sustojimo ilgai. Tada gali būti, kad šitoj rinkoje tiesiog trumpiem šitiem pervežimam nėra taip svarbu, kaip ten, pavyzdžiui, per Šveicariją važiuoti, Italiją važiuoti, tas kelių mokestis ir dėl to tu nejauti tokios didelės, kaip čia, pasitenkinimo ar naudos dirbti su nauju vilkiku. Ar praleidau kokį punktą? Dar paminėjau, kad gera realizacija antriniai rinkoje pardavus naujesnį vilkiką, tai taip atrodo, bet reikia labai gerai pasiskaičiuoti. Ypač aš niekada neperku naujo automobilio savo asmeninio.
Esu 2007 metais nusipirkęs vieną naują automobilį, šiaip visą laiką perku šiek tiek pavažiuotą, vat būtent su tuo gepu, tai yra kažkas va tą greitinėlę nuėmė, pakaifavo, pauostė tą naują saloną, o aš jau tada perku, kur tai apsimoka. Bet irgi jį nupirkęs, va tokį nuvažiavusi ten 20 000, 30 000 km, irgi vis tiek stengiuosi eksploatuoti 5 metus, tam, kad jo amortizacija būtų kuo didesnė. Nors man taip atrodo, kad aš už metų jį pardavęs galėčiau gauti, atrodo, tokią pačią sumą, kaip pirkau. Nu, ten minus, tai tarkim, 6 000 eurų. Bet kai tu pagalvojai, kad kitą automobilį nusipirksi, vėl minus 6 000, taip per 5 metus 30 000, plus nebūtinai nusipirksi gerą automobilį, turėsi gal kažkokių remonto dalykų, tai tada tu pasiskaičiuoji, kad geriau tuos važiuoti 5 metus ir tada per vieną kartą tuos 30 000 nusibraukti, nes nestovėjai, nesitaisėjai ir taip toliau ir panašiai. Tai įvaizdis, mažiau taršos valstybė, geresni klientai, geresnis pardavimas ir stengtis kuo geresnę kainą įsidėrėti iš pardavėjo. Eikim prie sekančio. Sveiki gerbėmieji, turiu kaip pardavėjas tokias kelias dilemas, gal kartu jas pavyks įspręsti. Va čia va klausimas kartu. Ateikite į komentarus ir žmogui pakomentuokit. Tipinė pervežimų komanda negali išsiskirti iš rinkos niekuo. Nei kad mašinos važiuoja greičiau, nei kad krovėjai geriau krauna. Kaip rasti argumentų man, kaip pardavėjui, tiems paslaugų pirkėjams, kurie jau turi ilgalaikius santykius su savo vežėjais. O aš tenoriu būti kažkelintas eilėje, kad galiu būti toks pats geras vežėjas jų produktų kaip ir esami. Nenoriu atimti užsakymų iš esamų. Noriu tik savo pyrago dalies. Čia 2 klausimai. Tai pirmą atsakom į pirmą, kad paskui nepasimirštų. Taip nebūna. Jau tu pradėdamas kurti verslą, jau tu turi kažkokį identitetą. Gal tu kilęs esi iš vežėjų šeimos ir tai yra šeimos verslas. Gal jūs turit papildomai visą laiką laisvą automobilį, kuris iš karto atvažiuos, jeigu tas suges ir specialiai laikot. Gal pas jūs pakrovimas su liftu, gal pas jūs užuolaidinis tentas paprastesnis pakrovimas, gal pas jūs yra izotermas, dėl to telpa daugiau krovinio. Tai gal jūs to neturit, bet jūs įsigykit ir turėsit, nes be išskirtinumo, tai kaip tu sakai, tik tai tada, reiškia, tu turi padaryti labai didelį kiekį kontaktų, tais kontaktais aprūpinti visus, pagalvoti, kaip tave gerai susirastų, kai jo automobilis suges, kad tu atvažiuosi. Bet ar tu galėsi atvažiuoti, gal tu turėsi tuo metu kitą klientą pervežimą. Tai aš visą laiką pagalvočiau, kokio nišo aš noriu specializuotis ir tada geriau mažiau tų automobilių, bet investuoti į tą nišą. Ką turiu omeny? Tai pavyzdžiui, išmokstam, kad vairuotojai gerai orientuojasi senamiestį ir yra Euro 6. Dabar, pavyzdžiui, bus ten užterštų zonų, mažiau taršių zonų ir į kurias bus negalima įvažiuoti senamiestį, bus apribojimai. Ir galės įvažiuoti tik tai nuo Euro 6 standarto automobiliai. Gal čia jūsų tokia specializacija. Tai eiti per tuos klientus ir sakyti, žiūrėkit, žinau, kad bus mažiau taršių zonų ribojimas, o mes turim visus Euro 6 automobilius, pradėkim dabar, kad vairuotojai pažintų adresus, išmoktų išsikraudinėti ir taip toliau. Gal jūs po 2 vairuotojus važiuot galite ir jūs galit greičiau atvažiuoti, gal jūs galit krautis ir išsikraut patys. Ta prasme, tai aš tikrai manau, kad pardavimai pirmoje vietoje taip, kad būtų kraujo, tai yra tų pinigų, tai reiškia reikės padaryti labai daug skambučių, reikės išsiųsti labai daug elektroninių laiškų, reikės nepamiršti priminti, nes mes visą laiką galvojam, kad iš pirmo karto pavyks ir aš taip galvoju, niekada iš pirmo karto man nėra niekas pavyk. Yra kažkur tai skaičiai, kad iš 7 kontakto pavyksta gauti užsakymą. Tiesiog turėsi 7 kartus pakontaktuoti, nes tu neturi jokio išskirtinumo, su tuo vadybininku, kad jis tau duotų užsakymą. 7 kartus. Garbės žodis. Ir viskas, ir tada pavyks. Tai reiškia, jeigu reikia 100 klientų, tai 700 kontaktų ir viskas bus gerai. Ar yra koks nors dar būdas, nekalbant apie rekomendacijas, karštus kontaktus, pažintis, be šaltų skambučių, efektyvesnis pranešti konkrečiam segmentui, potencialių pirkėjų apie save? Nes šiuo metu bukuoju būdu, apsilankymas salone, šaltas skambutis, pasiūlymas, priminimas apie save. Aš kaip išgirdau apsilankymą salone, tai man visą laiką sutrigerino, kad tai tikriausiai yra negabaritinių prekių išvežiojimas. Yra. Aš, pavyzdžiui, rekomenduočiau vis dėlto gerai vesti LinkedIną,
kurti tam tikrą turinį, aiškinti apie šitas problematiškas situacijas, ką jie renkasi, ką jie praranda ir pabandyti tada kontaktuoti LinkedIn'e su tai žmonėm. Bet LinkedIn'o profilis turi būti ir tavo irgi pakaustytas. Tu turi parašyti bent jau 6-7 postus, nežinau kodėl 7, kaip Giedriukas sakytų, ar ne? Tai turėtų būti tavo prieš tai užpildyta tam tikrais sprendimais, kurie aktualūs jiem ir tada turėtų būti rašyti. Tai LinkedIn'e lengva susirasti tuos žmonės. Nes aš manau, kad čia irgi tą patį pasirašęs, kad būna, žinai, žmonės vieni eina į Maximą kažkodėl tai, kiti eina į Rimi. Ir jeigu taip iš šono pasižiūrėjus, abi prekiauja maisto produktais. Bet pas vienas kažkas tam pirkėjui yra patogiau, pas kitus kažkas kito yra patogiau. Tai taip irgi jūs turite tapti tokiu kaip identitetu ir turite tą išpildyti ir tada manau, kad turit nusistatyti, kokiam klientui to reikia ir tą galima tikrai komunikuoti per LinkedIn'ą, per elektroninius laiškus, nes tie žmonės nuolatos ieško, jie nuolatos susiduria su logistika, su vėlavimu, su melavimu, su nepasikrovimu. Tai, pavyzdžiui, jūs sudėsit GPS-us ir duosit jiem prisijungimą, kas jums nieko nekainuos, o tas žmogus žinos, kad jūs nemeluojat ir jūsų vairuotojas atvažiuoja. Gal iš tikrųjų jūsų puslapį reikėtų padaryti visiems atvirą GPS-ą, kur yra jūsų automobiliukai, ar jie laisvi, ar jie yra pakrauti ir gal žmonės taip atsidarytų ir jūs samdytų. Tai iš tikrųjų aš labai dažnai šitus klausimus apie pardavimus, apie idėją sprendžiu pas save proaktyvus.lt. konsultacijoje, tai nuo kovo mėnesio 10 valandų per mėnesį skiriu žmonėm pagalbai, konsultuoju juos už pinigus, bandau spręsti kartu su jais jų problemas, jiem iškilusius klausimus. Ir pardavimai, transporto įmonių pardavimai gan dažnas mano konsultacijų objektas. Ir paskutinis mūsų klausimas, šiandien kažkaip ilgai užtrukom, bet tokia mano nuotaika. Sveiki, Jurgi, seku jūs jau nuo seniai. Vis svaršiau parašyti laiškelį privačiai, bet šiuo metu pasitaikė proga, jog jūs sukūrėte šią verslolaidę. Taip, ir skatinu visus, būkite proaktyvus.lt, rašykit, jūs mums duodat turinį ir ta laida darosi įdomesnė. Pasinaudoti progą. Labai nesiplečiant, prieš istoriją pabandysiu paaiškinti trumpai apie savo SMS problemas pervežimo srityje. Vežėjas. Vėl. Taip, aš mėgstu, noriu ir dievinu logistikos sektorių. Dirbu pats savo su mikroautobusu Lietuvoje, važinėju kiekvieną dieną maršrutu. Jeigu galite, neminėkite maršrutą. Taip, užtušavau, viskas bus gerai, nieko neatskleisiu. Taip, turiu keletą pastovesnių, bet jų neužtenka, kad normaliai stabiliai dirbti bei užsidirbti. Noriu labai plėsti savo klientų ratą bei pirkti didesnę mašiną ir samdyti vairuotoją. Galimybės tam yra, pinigų turiu, tačiau nenoriu pirkti neturint pakankamai klientūros. Aleliuja, tu jau padarei vieną gerą sprendimą, vieną gerą žingsnį, visada reikia pradėti nuo pardavimų. Geriau tuos pinigus, kuriuos nori skirti automobilio įsigijimui ir vairuotojo nusamdymui, skirk pardavimam, nesvarbu kokiem, apie tai dar pakalbėsim, bet skirk pardavimam tam, kad tu nesudegtum, nes dažnai mes nusiperkam mašiną, sudedam visus savo paskutinius pinigus, energiją, o pardavimam organizuoti energijos nelieka. Bandau dėti turinį į socialinius tinklus, tačiau turinys neįdomus, susilaukia mažai dėmesio, nes krovinių jokių ypatingų nėra, niekam neįdomu. Keliam postus per grupės ir siūlom paslaugas, dedu į skelbimus, darau šaltus skambučius ir nelabai kas padeda. Konkurencija Lietuvoje labai didelė, pritariu, ypač mažo transporto, ypač trumpais maršrutais, tikrai taip. Visi sutiks vežti už pigiau. Klientui irgi tik pigiau, nesvarbu, CMR draudimas yra ar nėra. Klausimas būtų labai paprastas. Kaipgi prisitraukti tų klientų? Kaip ir minėjau, konkurencija labai didelė. Senbuvius sunku permušti, o tie pavieniai ir laikiniai vežėjai už pigiai, bet nekokybiškai. Vartomas paletes, nepririšti kroviniai, meluoja laikus ir panašiai. Meluoti, tai čia yra antras pavadinimas vežėjo. Melagis. Nieko nenoriu žaisti, tiesiog pats daugybę metų dirbu transporto ir logistikos sektoriui ir kai aš
2012 metais nustojau užsiimti pervežimais, aš sakiau, aš daugiau gyvenime niekam nemeluosiu, nes ta našta yra labai sunki, tie žmonės patiria tikrai didelį psichologinį krūvį, nes jie ne iš savęs blogi, jie ne iš savęs melagi, jie bando klientam padėti ir pasakyti, kad jie nenusimintų, bet aš puikiai dabar, pats būdamas klientu, pats puikiai matau, kokias klaidas darydavau. Aš labai atsiprašau Melgos, labai gerai atsimenu, Prancūzijoje kraunosi 2 paletės ratlankių. Jie anksčiau prekiavo tokiais firminiais ratlankiais. Jeigu ką žinot, kokiais, parašykit komentarę. Būtinai padarysiu kokį nors prizą. Nežinau, kvapuką automobilio ar dar kas nors susijęs su automobiliu, bet parašykit, kokiais ratlankiais Melga prekiavo 2002-2005 kokiais metais. Tai Melga man penktadienį 5 valandą vakaro skambina ir sako, Jurgi, tai ar pasikrovėt? Ir aš žinau, kad dar iki jos pasikrovimo man 3 ar 4 dar pasikrovimai. Ir jau žinau, kad pem. Bet aš nenoriu žmogaus nuliūdinti, sakau, jo, pasikrovėm, viskas gerai, važiuojam, pirmadienį būsim. Aišku, ten vienur kažkas sugriuvo, kitur kažkas sugriuvo, prancūzas nusprendė nebelaukti, nors aš buvau labai išmiklinę savo liežuvį prancūzų kalboje įkalbėti prancūzą palaukti penktadienį vakare po darbo ir paskui dar reikėdavo jį kalbėti, padėti pakrauti, nes sako, tai nėra lifto. Sakau, taip mes su fūra atvažiavom, koks liftas. Tai sakydavau, ne, ir jie skambino man 8, sakydavau, nu jau mūsų krovikai pasiruošę laukia, kur mašina. Ir aš tada pradėdavau vartytis, visai pasakot, kad ten Lenkijoje kažkas atsitiko, sugedo, ten net važiuos ir taip toliau. O iš tikrųjų man reikėdavo penktadienį pasakyti, kad žiūrėkit, aš jums parašysiu žinutę 11 val. Vakare, kad jūs nesiplanuotumėt tų krovikų, nepatirtumėt papildomų išlaidų, nes žmonės ne dėl to pyksta, kad mes vėluojam, o žmonės pyksta dėl to, kad mes nesakom tiesos ir jie negali susiplanuoti. Tai gerai, tai aš čia prisirašiau atsakymų, kad jau į galą nesugrybaučiau, tai jau sakiau, iš pradžių klientai. Yra toks terminas ekspedijavimas, todėl tu gali, jeigu tu iš pradžių surasi daugiau klientų, negu turi transporto ar turi galimybių, galima nusisamdyti kitus, kurie, kaip tu sakai, veš labai pigiai. Tai juos tu nusamdai, užtikrini kokybę, kad jie dirbtų su tavo standartu, su tavo dokumentais, bet tai bus ekspedijavimas, tu jau užsidirbsi labai mažą maržą, bet jau aptrūpinsi klientą, tik tai turėsi dirbti su kitom kompetencijom. Ne pats vairuosi, bet pats prisižiūrėsi kokybę. Bet žinok, taip prižiūrėti kokybę daug lengviau, negu turėti savo vairuotoją. Čia iš karto, tai dėl to pardavimai pirmoje vietoje ir tada galima uždengti ekspedijavimu, o paskui ekspedijuojamas mašinas pakeisti savo nuosavų transportu. Cargo.lt ir kitos platformos. Nežinau, nepaminėjai, sakai, socialiniai tinklai grupės, yra Cargo.lt, kur yra nemažai srautinių krovinių, kuriuos žmonės sudeda ir galima iš ten įsivežti. Tada aš galbūt plėščiau šiek tiek į specializaciją, nes, pavyzdžiui, man dirbti be specializacijos tai nepatiktų. Aš manau, kad aš dirbčiau arba su brangiais kroviniais, arba su kuriuos reikia greitai pristatyti, arba su šaldyta produkcija, kuri greitai genda, arba ta, kur rankom krauti reikia ir 2 žmonės važiuoja. Nu, žodžiu, išsirinkti kažkokią pačią pelningiausią specializaciją, kuri yra, tada aišku ir pas kokius klientus eiti, jų nėra tiek daug ir tada aišku, kokius tuos privalumus vardinti prieš kitus. Socialinio turinio kėlimas, aš manau, kad yra gerai. Tiesiog manau, kad tai yra toks pastiprinimas. Mes dažnai darom kažkokius veiksmus, nenorėdami, vengdami tokio pačio tiesioginio, pačio paprasčiausio darbo, tai yra kontaktuoti su vadybininkais. Tų vadybininkų Lietuvoje, aš manau, kad yra nei daug, nei mažai, apie 100, kurie gali tavo maršrutuose tave pasamdyti. 100, užsidėk per mėnesį sukontaktuoti su 30 ir tu per 6 mėnesius, per pusę metų tu juos visus pažinsi, prašyk būtinai rekomendacijų. Tai aš tiesiog siūlau koncentruotis į pardavimus, užsiimti pervežimais ekspedijuojant ir tada lankyti klientus, su jais kontaktuoti, vežti kokią nors dovanėlę. Nežinau, knyga netinka, bet ten visokių būna, kas ant stalo būna. Žinot, paletės, kai kas veža su popieriukais ar kitus dalykus, kur žmogus tave pamatytų. Tai 7 kartus turėsi su juo sukontaktuoti, kad jis tave kartą nusamdytų, bet tik tai toks kelias sunkus ir yra, nes tik tokai, visi kiti dalykai, tai yra tik pastiprinimas arba rinka yra B2C. Tai jeigu tu taikytum į asmeninius daiktus ir asmeninių daiktų pervežimą, yra tikslas dėti tik toką ir tada kelti, kur ten ką nors blogo žmogus nusamdė ir taip toliau. Tai paskutinį pasižymėjau, kad siūlau dirbti su ekspeditoriais.
Tai yra įsigryninti Lietuvoje veikiančias įmonės, tai jos tikrai yra visos ir Cargo LT portale, kur yra tie kroviniai, ir Trans.eu portale, kur yra visi, ir tiesiog sukontaktuoti su jais. Trans.eu tai iš vis unikalu, Cargo LT buvo labai seniai, bet Trans.eu tai iš vis yra vardai, pavardės tų žmonių, elektroniniai paštai, tai tiesiog su jais visais sukontaktuoti, tai jie yra global. Jie bus kaip tavo pardavimo vadybininkai, franšizai. Nu, kai tu sakai, kad aš važiuoju tuo maršrutu, tą ir tą dieną, visada turiu tiek ir tiek vietos, duosiu nuolaidas, tai jie padės tau susirasti klientų. Tai yra pats gali būti ekspeditorium arba tave gali ekspediuoti. Tai aš manyčiau, kad eičiau per tuos ekspeditorius, bandyčiau jiems surasti kokį nors motivaciją. Pavyzdžiui, jie mažesnės darbo pajamas gaunantys žmonės, dažniausiai būna toks pagrindinis vadybininkas, kuris dirba su tolimais reisais ir tada galutinį pristatymą daro mažiau uždirbantis, paprastesni vadybininkai. Tai juos galėtų motyvuoti, pavyzdžiui, akcija, ten už tiek ir tiek užsakymų tu dovanoji rankšluostį, už tiek ir tiek užsakymų metų gale tu dovanoji ten 2 bilietus į kiną, arba konkursas visiems, kad kas mėnesį kažkas laimėtų ir tu daliniesi apie tai, kad žiūrėkit, dabar laimėjo tas ir tas 2 bilietus, dabar laimėjo tas ir tas. Žodžiu, tam tikra asmeninė motyvacija tiem vadybininkam, tai ir nepablogis santykio su pačia įmonė ir pagerins jūsų asmeninius ryšius. Tai asmeninės dovanos ekspeditoriam, kurie turi užsakymus, tai yra ten Delamodės ekspeditorius, Breito ekspeditorius, Transekspedicijos, Adremo, aš galėčiau vardinti ir vardinti be perstojo, dėl to žmonės kartais ateina pas mane į konsultaciją ir tada mes ir sėdėm, būtent susidarom tą sąrašą, aš kartais pats paskambinu, parekomenduoju, kad ateitas žmogus, kartais patį priverčiu skambinti, nes dažniausiai žmonės kreipiasi pas mane, kada jiem reikia, kad juos biškį kas nors paprižiūrėtų, pamenedžintų. Tai toks mano darbas. Tai ačiū, kad žiūrėjot 10 jubiliejinę verslolaidę. Labai tikiuosi, kad patiko. Like, share, subscribe. Būtinai ateikit į komentarus, nes tokiu būdu padedat man augti. O jeigu turit klausimų, būkite proaktyvus.lt. Į visus pasistengsiu atsakyti jau sekančioj verslolaidai. Iki kito karto. Iki.